Sveiki. Sveiki. Vivačia vėlgi sveikina. Tik spėt, tai pasimušti. Hebra tik apsipirko. Reikia. Apsirijimas, man atrodo. Šiandien buitinė diena, niekur neplaukiam. Tik tai tvarkomės. Atvažiavom vakare. Ir rytoj kažkur judėsim. Žiūrėsim kur. Toksai tarp sezono pasiplaukėjimas bus. Kapitono sekas. Jo, gerai. Tankistų turbūt nenorėtumėt. Būkite patys tankistais, prašau. Labas rytas. Spalio 1, prasideda rimtas ruduo, o čia pavadė Varzim dar vis vasara. Visi su trumpam kelnėm, ruošiamės išplaukti atgal į Ispaniją, šiaurę, šiek tiek pasilinksminti ir praleisti dalį šiurpiai šalto lietuviško rudens. Rytas teka saulė, netoks ir ankstyvas tas rytas, aišku. Tai kiek čia dabar, greitai bus 8. Stengiamės šiandien plaukti labai arti kranto, nes prieš savaitę čia orkos vėl apgadino prie pat šito uosto mūsų, apgadino vieną burlaivį, nugraužė vairą, dar laimingai baigėsi jiems, nes visą nenuskandintą laivą partempė gelbėtojai į uostą. Tai mes nenorim susitikti šiandien orkų ir už tai laikysimės labai arti kranto.
tai kaip vadinasi patiekalas? Kiaušinė su kopūstas. Kopūstienė. Kopūstienė. Kiaušelienė kopūstienė. Gana greitai praėjo diena motoruojant. Vėjo buvo labai mažai, į galą truputėlį tai papūtė mums šitą. Na ir mes jau Vigo įlankoje. Dar 5 mylias iki salos. Artėja ta mūsų sala Kryžiuojai, kur planuojam stoti šiandien ant inkaro. Ir dar turim gražaus laiko, saulė dar aukštai. Porą valandų iki saulės laidos. Tai va, sveiki sugrįžę į Ispaniją. Nedatraukų. Per didelį būrį. Ilija do Faro yra viena iš 3 Sies salelių esančių Vigo įlankos žiotyse. Salos priklauso Atlanto salų nacionaliniam parkui ir yra tikras Galisijos perlas. Rytinėje salų pusėje ramūs smėlėti pliažai, o vakarinė pusė priima visus Atlanto vėjus ir bangas. Čia uolos ir dramatiškas peizažas. Čia draudžiama trikdyti paukščius, draudžiama vaikščioti su šunimis, draudžiama stovyklauti, kurti laužus. Labai panašiai kaip Kuršių nerijoje. Netgi draudžiama žvejoti arčiau negu 100 metrų iki kranto. Na ir vietiniai žvejai tai žinodami inkaruojasi atokiau ir tada jau daro ten, ką nori. Labas rytas prie Ilija do Faro, arba sala su švyturiu, švyturio sala. Saulėtas rytas, šiek tiek miglota. Prisiinkaravom vakar jau tamstant. Naktis buvo įvairi. Šiek tiek supavo, šiek tiek pliaukšėjo, šiek tiek brūžinosi laivo farštevenės į inkaro grandinę, nes vėjo visai nėra, o bangos yra. Na, tokia standartinė situacija šitose kraštuose. Šiandien poilsio diena, lipsim į krantą, pasivaikščiosim, apžiūrėsim salą, pažiūrėsim, kas čia gero. Tai va, toks planas. Nu ką, Liudai, sunkus gyvenimas. Gyvenimas tai geras, bet kartais neprisitaikom iki galo prie jo. Nieko, viskas bus gerai. Ką manai, Robertai? Aišku. Įmėsiam tai šaltą vandenį. Iš karto atsigaus. Grūdintis, grūdintis.
Žiaurus vyrai. Kam dabar lengva? Super. Sorry. Ai, čia laivas nuplaukė. Inkaro alarmas. Laivas nuplaukė. Inkaro garim? Na jau čia iš sniegų pakeltų. Žiūrėk, atlėkiau tų narų gelbė. Ši sala yra kalnas apaugęs mišku, kuris baigėsi tik pačiame viršuje. Dėl miško sala veikia kaip rūko ir debesų fabrikas. Visos salos Atlante yra debesų fabrikai. Turėjome galimybę pamatyti savo akimis, kaip visas procesas vyksta. Nors ir be rūko saloje yra į ką žiūrėti ir kur užlipti. Kai visos gražybės jau apeitos, belieka tik tai ištirpti Atlanto gamtoje.
jas. Ne. Superinis kadras. Smagu matyti, kai mūsų laivelis mūsų sulaukia. Tai, nu, su šunim netgi buvau kažkokia. Pėdas šunis. Rodyk, kad negalima. Pėdas šunis yra. Laukia su mūsų. Pilnas vandens. Galim išsipilti tą vandenį. Neišimita? Pakelt reikia, priekį. Bėga. Priekinė šunga? Ne. Du. Robertai, ką apie tai manai? Per daug vadovautojų. Išnaudoja tave. Jep, Išnaudoja. sim tik pavadovauti. Gerai. Mes nenurim priekį. Man paleist ar kaip? Paleis, kažkaip. Irutė lip dabar, gerai. Čia, va. Manesnio. O, ir dabar viskas noriu. Gerai. Alio! Kuriam šniūrų pasikabinę? Ką? Lyg tai yra, nu tai aš lieku dar, jeigu ką nuneštai. Ne, nėra šniūrų. Yra šniūras. Ir vėl buvo rytas, ir vėl plaukiam, ir nekur kitur, bet į Vigo įlankos gilumą. Ir daug ką ten matėm. Bet apie tai papasakosiu kitą kartą. Šį kartą didžiulis ačiū, kad buvote su mumis. Tikiuosi, kad patiko medituoti Atlanto gamtos ritmu. Nepamirškit paspausti patiktuką, nepamirškit pasidalinti mūsų video. Labai džiaugiamės, kad prenumeruojate, mums tai daug reiškia. Ir iki susitikimo kitą kartą. Ate.